Lekavičius podcast. Čia kalbame apie technologijas, verslą ir vadovavimą. Bei ieškome atsakymo į klausimą, kaip naviguoti didžiausią organizacijos riziką ir tuo pačiu didžiausią galimybę – žmogiškąjį faktorių. Tomas Moška yra edukacijos startuolio Turing College bendra įkūrėjas ir produkto vadovas, kurio pagrindinė veikla apima verslo, edukacijos produktų, technologijų bei klientų pažinimo balansavimą. Vadovaudamas produktui jis yra atsakingas už operacijas tarp produkto, švietimo bei bendruomenės komandų. O būdamas techninis žmogus su verslo ekonomikos išsilavinimu, Tomas geba rasti jungtis bei kurti taip, kaip niekas kitas. Jau padėjęs tūkstančiams žmonių keisti savo karjeras, atrasti naują aistrą technologijose bei tapti geresniais profesionalais, Tomas ir toliau nestabdo. Tad kalbėjome apie verslą ir jo plėtrą, produktą, klientų pažinimą, lyderystę ir iššūkius bei patirtis iš prestižinio startuolio akceleratoriaus Y Combinator. Tai yra puikus įkvėpimo ir minčių šaltinis ne tik tiems, kas turi savo verslus ar norėtų įkurti, bet ir visiems, siekiantiems daugiau bei reikalaujantiems iš savęs aukščiausių rezultatų. Sveikas, Tomai. Norėdamas pradėti šitą pokalbį, galvoju, idealus būdas tą padaryti, pradėti nuo tavo paties žodžio, kurie buvo išsakyti viename iš tavo daugelio video. Tai yra, kuriant produktą, pagrindinis tikslas yra išspręsti savo klientų problemas ir pasiūlyti jiems sprendimą. Ir žvelgiant į tavo, jeigu nesuklystu, 10+ metų jau statant komandas, technologiją, produktus, kaip ir dabartiniai kompanijoje keitėsi šitas uždavinys nuo pat pradžios iki pat dabar? Labas, Tomai, sveiki klausytojai. Iš tikrųjų, kaip ir pasakytas, dalykas labai keičiasi ir, manau, priklauso nuo labai įmonės stadijos ir šiaip bendrai, ką nori su tom pasiekti. Ir tas darbas klientams, manau, jis labai yra fluid dalykas ir reikia su jais dažnai bendrauti, dažnai palaikyti ryšį, kad tą suprastum. Bet iš esmės, tai paprastai paėmus, tai bet ką kuri, aš labai turiu tą stiprų įsitikinimą, tu turi kurti vertę. Kitaip, tai yra toks bereikalingas kažkam tai dalykas. Arba apsimetinėjimas, kad kuri kažkam tai vertę, arba tau tiesiog gražu, smagu. Tai aš tikrai labai manau, tą vertę privaloma kurti. Jinai keičiasi, žinoma, bet tas yra labai individualu turbūt ir tik tai pats gali pajausti dirbant savo klientais. Ir vėlgi, o tą sužinai iš bendravimo su jais, kas yra be galo svarbu ir ryšio palaikymo. Tai yra labai daug pavyzdžių, turbūt komandos, kurios užsidaro ten savo research lab kažkokiam ir čia po 5 metų mes palončinsim fainą dalyką ir čia visiems patiks. Yra komandos, kurios nuo pirmos dienos kalba. Žinoma, ne taisyklė, bet dažniau, manau, laimi komandos, kurios dažnai kalba ir dažniau iteruoja. Čia tikriausiai net ne 5 metų, čia jeigu metam užsidarytum, jau būtų tas, kad grįžus po metų gali taip viskas būti pasikeitę, kad net nebeįsivaizduoja. Čia galbūt viena iš tokių recent eventų bendrai su ChatGPT ir 4 versija ir panašiai, ir bendrai tuo gebėjimu savo GPTs daryti, kiek daug startuolė būtent ant to ir statė savo tą sėkmės istoriją, kad maždaug, žiūrėkit, čia yra tipo kaip ir tie NLP toolsai, bet jie yra per daug platus, jie yra nesistemizuoti kažkokie ir panašiai. Žiūrėkit, imkite tenai ir ten kažkokie tai specifiniai užduočiai, turėkit GPT per mūsų sistemą, tai dabar pats jau gali tą pasidaryti. Irgi labai geras tas pavyzdys, kur jeigu tu ten pusmetį užsidaręs, kažkas įvyksta ir žiūri, kad tavo ta energija visa prašalė. Ja. Bet po teisybei, tai tas pats OpenAI jūs labai užsidaręs ilgai kūrė. Jis neatsirado praeitų metų lapkritį, kada launchinosi ChatGPT. Jiem gal jau virš 5 metų, 7 metai, galbūt reikėtų tam patikrinti, gal 2018, man atrodo, atsidarė. Tai yra tų pavyzdžių, tas pats Apple, pavyzdžiui, jie niekada neina pas klientą ir nesako, ko būtent nori. Jie yra labai famous tom, kad jie tiesiog ištraukė iPhone 2007 metais on stage ir viskas. Tai yra tų kompanijų, gal kurios tai sėkmingai padaro, bet turbūt tas gero balanso paieška ir yra teisingas approachas. O kaip manai, kuo tos kompanijos tada išsiskiria? Kad yra kompanijom, kuriam labai daug reikia to klientų ryšio, o yra tokiem, kas gali ištraukti triušį iš kepurės. Ar čia galima būtų prilyginti tą kažkokiam genius lygiui ir ten tiesiog spėjimui, ar tai yra vis tiek kaip ir supratimas kliento, bet galbūt netokiais akivaizdžiais būdais? Labai geras klausimas, gal net neapsimesiu, kad žinau į atsakymą, galiu tik pasvajot, kodėl jisai vienoks ar kitoks galėtų būti.
Bet gal Apple atveju, tai ten žinoma resursai visai kitokie ir steiks visai kitokie. Jeigu ten lykins kas nors, kad tu turi visiškai naują produktą ir galbūt ten patentai ar dar kažkas, tai bus panaudoti kompetitorių, gal tai yra kaip didelio verslo pavojaus situacija. Kitais atvejais, netgi nežinau, turbūt tai yra kažkoks innovative žmonių kažkoks potraukis, kad tikrai to reikės, tikrai tas bus. Lygiai taip pat su ChatGPT atrodo, retrospektyviai žiūrint, atrodo obvious. Jeigu tu gali tai pasiekti, tapsia researchas ir viskas tau nekliudys ir tu prieisi prie šito pointo, atrodo obvious, kad žmonės tai naudos. Tai gal tas užsispyrimas, supratimo, koks tas obvious tau dalykas yra ir kodėl tu jo tada sieki taip užsispyręs. Bet čia vienas dalykas tikriausiai, kurį dabar užčiapiam, tai yra gilinimasis į tarsi būsimų klientų poreikį. Tai reiškia, kad šiuo metu iPhone'o kaip ir niekas nematė, ten tarkim 2.6 ir staiga atsiranda ir tuomet mes jau turim tą klientą. Bet kalbant apie tuos klientus, ir sakykime, iš tavo kasdienybės, kurie jau yra ir jie jau moka ir jie jau džiaugiasi arba nesidžiaugia kartais, kokiais būdais galima dar geriau pažinti tą klientą? Nes mes kiekvienas galim žinoti tos tokius bazinius, ar ne, ten anketos, klausimai, interviu, apklausos ir visi kiti dalykai. Galų galia kažkokie duomenys, kaip elgėsi pats vartotojas ten duotojų sistemoje, bet kokie būdai tavo patirtyje labiausiai pasiteisino ir galbūt tai yra ir tie patys būdai, tik tai kažkaip, perspektyva ar principas skiriasi? Manau, pats paprasčiausias tai bendravimas, šnekėjimas su jais. Manau, to neįmanoma niekaip pakeisti. Ten jau šnekėjimo formatą pasirenki pats. Vėl gali daryti, mano atveju aš dirbu švietime, galėčiau daryti podcast apie švietimą, galėčiau skambinti savo klientais. Airbnb labai famously tiesiog skrido į New Yorką ir ėjo pas klientų ir sako, sveiki, mes ten Airbnb išsinuomom pas jūs ir jie tada gyvena ir hostus kalbina. Ar tiesiog fiziškai eina kalbint savo klientus. Tai, manau, tie metodai, yra jų visokių įvairių ir turbūt visas tas užtikrintumas kažko tai kūrimo atsiranda iš tavo konteksto, kuriame tu gyvenai. Vėl, pavyzdžiui, mes Turing College, kada pradėjome, mes labai aiškiai įsivardinom, kas tai bus, kaip tai veiks. Mes fundraisinom, atsimenu, vasarą ir lapkritį jau launchinom pirmą produktą, jau visą savo kursą. Tame tarpe mes kaip ir šnekėjom su klientais, bet planas mūsų, ką mes bildinom, nelabai keitėsi. Bet visą tai, aš skaitau, atėjo iš to, kad mes jau daug metų dirbom švietime. Ir aš pats buvau mokytojas porą metų, mokiau mokykloje, mano co-founderis buvo mokytojas, mes turėjome mokyklą ir toje srityje jau sukomės. Tai kaip ir mūsų atveju, gal galiu ir pasidalinti, tas supratimas, ką mes norime bildinti, atsirado iš to, kai mes pastoviai buvome toje aplinkoje ir rodo, nesąmonė, kad tai neegzistuoja. Nesąmonė, tai turi taip veikti, turi kitaip veikti. Ir jau tą convictioną gauni dar prieš pradedant bildinti. Ir dėl to pradedi bildinti. Yra žinoma kitokių situacijų, kur tu galvoji, faina būtų turėti AI startupą. Ir gerai, tai ką mes to AI galim padaryti? Tačiau vėl, reikia suprasti savo kontekstą ir ar tu turi kažkokį tai know-how toje srityje ar ne, ar tiesiog discoverini ir bandai atspėti, kas bus naudinga ar ne. Čia geras labai šiaip išskirimas tavo yra iš to, ar realiai yra sprendžiama kažkokia tai problema, ar tiesiog bandoma užvažiuoti ant kažkokios tai bangos ir tą bangą galim ten insurginai, ten metaverse, big data kažkada dabar ten įėjus ir panašiai. Vienas iš galbūt dalykų, kas man labai įdomiai skamba ir viena vertus galima galbūt būtų tai prilyginti iki tol susikaupusi jūsų patirčiai, bet greitis ir bendrai toks operational speed, galim taip sakyti, nebūtinai strateginis, bet toks greitis, kad kaip ir sakai, vasarą tik tai gavot fundingą ir lapkritį jau paleidžiat produktą, kas iš tikrųjų žvelgiant iš šalies gali atrodyti crazy, ne, kad viską paruošti, padaryti ir panašiai. Kaip jūs sugebat judėti greitai, bet tuo pačiu išlaikyti tą ryšį su klientu ir tą kokybę? Čia dar pridam prie tos istorijos, mes dar fundingo iš tikrųjų neturėjom. Galiu gal šiek tiek išspręsti, kad konteksto būtų. Tai mes prieš tai turėjome kitą verslą ir jau norėjome switchinti į Turing College ir COVID'as pagreitino viską, nes mūsų praeitas verslas ten ant bankroto ribos buvo, mes jau beveik subankrutavom jį, pasiėmėme paskolų, kad padengti atlyginimus ir skolas tenais.
ir switchinom visą komandą į Turing College'ą. Ir pirmą mėnesį, aš gerai pamenu, jau mes turėjome gal 13-10 žmonių komandą dirbančią ant Turing College'ą. Mes dar neturėjome fundingo, dar nebuvo pasirašytas investmento sutartis, mes buvom skolose prie tam versle. Ir to tokio, kaip čia, pasitikėjimo likimu, gyvenimu, nežinau, kuom čia reikia. Ir pirmas mėnuo jisai šitoks buvo ir tada tik tai užsitvirtom tą fundingą ir galėjome, žodžiu, pasidengti visus savo įsipareigojimus. Bet tas greitis ir ateina turbūt iš tokio, vis tiek tu turi day to day, skaitau, jaus tą urgency. Labai sunku, manau, atsipalaiduoti day to day gyvenime ir pasiekti kažką tai vis tiek ilguoju laikotarpiu. Labai man patinka tas posakis, kad aš nepamenu, kaip jis tiksliai gražiai vardinamas yra, bet kad day to day tu turi būti labai skubantis, labai norintis padaryti greičiau. Jeigu gali šiandien ir rytoj, daryk šiandien, gali ne pirmadienį, bet penktadienį, padaryk penktadienį. Bet long term, tu privalai būti labai kantrus ir labai tiesiog neskubinantis rezultatų. Ir manau, bent jau man šitas požiūris labai patinka ir tinka, nes tokiu būdu tu nereikalauji iš savęs greitai rezultatų. Tai yra, tu turi kantrybės jų palaukti ilgiau, tačiau kasdieniam gyvenime tai nereiškia atsipalaidavimą, tai nereiškia tavo tokie nesvarbu, kažkada, tai nelaukiam tų rezultatų, kažkada jie ateis gal ten po poros metų. Manau, vis tiek kasdieną tu turi labai turėti tą greitį ir tai labai stipriai persiduoda komandai, tai labai stipriai persiduoda visą įmonės kultūrai. Ir aš tikrai labai stipriai tikiu, kad vienas stipriausių įmonės dalykų viduje yra greitis, kuris išskiria ilguoju laikotarpiu. Dėl ko čia kalbant apie visas ten startuolių, turiu fainą idėją, bijau kažkam papasakot, pavoks idėją, bet aš labai tikiu tom, ne idėjoje yra esmė, yra execution'e, kaip tu jį gali padaryti, privesti tavo greitį ir panašiai. Yra labai daug pavyzdžių, labai paprasta paimant yra Figma Design Toolsas, labai buvo Sketch'as, buvo Adobe XD, kompetitoriai ir taip toliau, ir skaitoma, kad Figma dėl to ir laimėjo, kad jie turėjo labai didelį urgency, ir jie labai greitai sugebėdavo reaguoti į savo klientus, jų poreikius, į naujus feature'us. Jie buvo to prieš akį visada. Ir rezultatas toks, kad visi kompetitoriai bankrutavę. Figma šiuo metu perka Adobe už $20 milijardų. Tai tas greitis, manau, labai prisideda prie kompanijų ir komandų sėkmių. Čia be net vienas iš tokių pagrindinių ir konkurencinių pranašumų gali būti lyginant su rinkomis, į kurias bandoma įsiskverbti, kuriuose jau žaidžia dideli žaidėjai. Ir dažniausiai tas dydis, jisai viena vertus yra, kiek bent jau aš pastebėjau, jisai yra toksai, kartais sakoma, too big to fail, ar ne, bet irgi čia toksai mąstymo klaida labai greit gali būti, nes matėm daug atvejų, kada dideli dalykai irgi failina, bet kita vertus didžiulį gigantą laivą yra labai sunku greit pasukti kažkur, arba labai sunku yra pridėti kažko, nes visko tiesiog yra labai daug, ten tūkstančių žmonių, 10 tūkstančių ten, pavyzdžiui, klientų ir tuomet irgi tas greitis tampa labai svarbus. Bet vienas iš dalykų, kur aš norėčiau šiek tiek griebtelt, ką tu taip šiaip labai laisva ranka pasakė, kad ten pasitikėjimas likimu buvo per tą periodą, bet, taip, sudėjus tokį factual evidence, dar finansavimo nėra, jau yra skolos, plus yra paimtos paskolos, kada irgi yra, papildomas įsipareigojimas, tada yra krūva komandos, irgi ten ne 2 žmonės komandai, ten 13, nesakai žmonių, yra tas toks žmogiškas įsipareigojimas, žvelgiant iš tos tiesiog sveiko proto, mental health pusės, kaip tą periodą pavyko jums išgyventi ir vis tiek veikti produktyviai. Nes kitas, daugybė, aš įsivaizduoju, žmonių jūsų atveju būtų sakę, fuck it, ir rankas pakelia į viršų ir maždaug padengiam tas skolas ir vos negalim darbus susirasti ar ten bandyti kažkaip patys čia išsisukti, ten kitų. Bet čia yra toksai labai stiprus leap of faith irgi. Ir kaip jums pavyko tą sumanagint ir išplaukti, kaip sakau, produktyviai, ta prasme, nesusprogti, nesudegti, nesubankrutuoti. Man atgal žiūrintis atrodo didesnis leap of faith, negu tuo metu atrodė. Ir gal čia ir yra tame paslaptis, kaip tu tai išgyveni. Tuo metu tau atrodo, gerai, kitas logiškas žingsnis, ką aš galiu daryti. Mes norime tai kurti, gerai, norime kurti Turing College'ą, kaip mes prie to galim prieiti. Tai keliam komandą ir kažkaip išsiaiškinsim. Ir ar vėl tų finansų ir pinigų rasi, kaip tai sudengti.
Tai žinoma ateina iš šokio pasitikėjimo, tai kad tu jau esi daręs panašaus, komanda nebuvo nauja, tai yra komanda iš mūsų praeitų verslų, tokie dalykai, bet vėlgi, mums tuo metu, aš nesakyčiau, kad atrodė toks huge leap of faith. Net nebuvo tokios situacijos, turbūt mes 3 co-founderiai, kad susėdom ir sakom, čia darom taip ar nedarom, žinai, kad čia kažkokią schemą sugalvojom ir žiūrim, ar pavyks. Kažkaip labai natūraliai tu tiesiog darai savo kitą žingsnį ir susideda visą situaciją. Vėl aš labai nerekomenduoju žmonėm būtinai taip all-in nueiti ant tokių situacijų. Mums taip jau nutiko, gerai, kas gerai baigėsi ir kaip čia prie geros situacijos priveda. Tačiau tuo metu mums tai netrodė kaip leap of faith. Ir nežinau, kaip tai paaiškinti, kodėl ne, kodėl dabar atgal žiūrint, aš pas pagalvoju ir galvoju, nebuvo gal ten labai saugi situacija, vadinkim, nei finansiškai, nei psichologiškai, bet tuo metu tai neatrodė tokia situacija, tuo metu atrodė labai logiškas kitas žingsnis. Ir gal tame yra kažkokia krislelė to susikūrusio pasitikėjimo savim, darant kažkokius tai dalykus ar siekiant vėl organizuojant verslą ar komandą. Jo, čia gaunasi tas dalykas, kad pasitikėjimas jau yra kaip rezultatas, tai nėra kažkoks, iš oro suformuota tiesiog pozicija, bet labai patinka man, kad tu pabrėži visą laiką, kad tai buvo jau ta patirtis, tai buvo jau tam tikras, success story ir ko jis gali remtis, nes ne visuomet, ypač aš irgi žiūriu kartais į tą tokią populiariąją mediją bendraja prasme, ar mes ten kalbėtume podcastus, knygas, seminarus, bet ką. Ir kartais yra, tas požiūris toks labai griežtas, toksai burn the boats, žinai, ir tas burn the boats posakis, aš nepamenu iš kokio ten to karžygio yra kilęs, bet iš esmės jo idėja buvo, kad jeigu mes atvykstam užkariauti kažkokią ten šalį, tai mes sudeginam savo laivus, žinai, išsilaipina visa kariuomenė, jie sudegina laivus ir tuomet tie kariai tarsi mato, kad nėra galimybės pabėgti, maždaug čia all in arba nieko ir viskas. Ir čia gerai labai susidaromos yra tokios epinės istorijos tokiais pagrindais, bet kita vertus irgi reikia to tokio, sveiko, adekvataus požiūrio iš vis, kas yra įmanoma ir kiek yra įmanoma. Ir kad irgi man labai patinka tas tavo toks, labai paprastas, skaidrus realizmas, kad tuo metu neatrodė kažkas tokio epika, ne, kažkas apie ką galima ten ilgai pasakoti ir panašiai. Bet grįžtant prie greičio, vienas iš dalykų, kuris, galima sakyti, irgi žvelgiant iš tokios visos metai iš metų patirties pakankamai greitai vyko, tai Y Combinator ir bendrai patekimas į, tikrai nesuklysiu, vieną iš prestižiškiausių akceleratorių pasaulyje, vieną iš tokių, kur ten berods mažiau negu 3% tik tai patenka aplikuojančių, kurie turi labai labai didelę eilę super sėkmingų pavyzdžių ir pasaulyje puikiai žinomų pavyzdžių. Tai kaip atėjot iki bendrai to Y Combinator, galbūt ne iš tos pusės ten, kaip pasiruošėt, bet kartu kaip nusprendėt, aplikuoti, kaip išsirinkot galų gale irgi Y Combinatorių, nes tų akceleratorių dabar yra 100 000 ir dar daugiau. Taip. Man atrodo, žmonėms sekantiems startuolių pasaulyje, Y Combinator vis tiek yra tokia, North Star visiškai. Čia yra, tikslas tau kuriant, ar renkantis akceleratorių, tai gal tas pasirinkimas buvo labai paprastas. Buvo, sakėm, turim munčiotą, bandom ir žiūrim kaip čia su jom baigsis. Ir bendrai paėmus Y Combinatorių, aš labai rekomenduoju visiems, kas šiaip turi startuolius, bandyti aplikuoti ir pildyti aplikaciją. Ten labai fainai jie yra ją paruošę, kad tau iš tikrųjų yra labai naudinga tiesiog užpildyti aplikaciją, atsakyti joje esančius klausimus, nes jie labai priverčia tave kvestionuoti savo verslą, ką tu darai ir kaip elgiesi. Bet Y Combinatorių, tai mes žinom nuo senai. Mes prieš tai, ką veikdavom ir kūrėm verslus, jie niekada nebuvo venture backed, tai mums irgi buvo, su Turing College'u, mums buvo pirmasis venture backed, toks tikras startuolis, iki tol, sakyčiau, tiesiog verslą kūrėm, turbūt ne tiek startuolį. Ir atradę juos lygiai tą pačią mintim, kad tai bus naudinga bet kokiu atveju, užpildėm aplikaciją. Procesas iš tikrųjų labai įdomus jų, nes yra ta aplikacija ir tuomet jie kviečiasi tave į interviu, kuriame dar tave kamantinėja, bet tas interviu yra 10 minučių trukmės.
ir jie labai famously per tas 10 minučių priema sprendimą apie tave. Ir labai daug yra kriticizmo tam, kad, tai kaip čia apie 10 minučių, gal nesupras nieko apie žmogų, bet jų mintis ir yra, kad tu per 10 minučių turi sugebėti tada nukreipti tą pokalbį ten, kur tau reikia, kad jis nueitų, parduot, žodžiu, jiem parodyti, pristatyti, koks esi fainas ir geras founderis. Bet lygiai taip pat, ką Y Combinatorius pabrėžia ir manau, dėl ko mes, jeigu man taip reiktų išskirti, dėl ko atkreipiam dėmesį labiau juos, tai yra dėl founding teamo. Ir jie labai tą visur pabrėžia, kad pirmiausia investuoja į founderius. Labai dažnai būna, kada žmonės prisijungia į Y Combinatorių, pakeičia dalyką, ant ko jie dirba proceso metu ir graduatina jau su nauja idėja. O mūsų atveju mes labai ilgai dirbom kartu. Ir tas tikrai yra labai labai stiprus pliusas, manau, nes labai daug founding teamų susipyksta, iširsta dėl kažkokių tai dalykų kivirčių. Mes jau buvom praėję įvairius ten ups and downs ir išmokę gyventi vienas su kitu, apsitrynę, taip sakykim. Ir manau, tas tikrai yra stipri nauda mums, netgi šiandieną, ir mes tikrai tą jaučiam. Vėlgi, pradedami ir Turing College, tai nebebuvo pirmas mūsų verslas, mes jau žinom, kas ką daro, kas už ką atsakingas, kas kada dirba ir panašiai, ir tai didžiulė nauda yra. Tai jeigu iš to išimt kažkokį tai pasidalinimą kitiems, jeigu kažkas kuria startupus, aš manau, nenuvertint to svarbumo, su kuom tu foundini startupą, su kuom tu jį pradedi, ir labai daug dėmesio skirti tuos santykius. Mes kažkart nuo pradžių sakėm, čia yra kaip vedybos, nei vienas dar nebuvom vedęs tuo metu, bet įsivaizdavom grubiai, kas tai yra. Bet sakom, gerai, mums reikia datint, reiškia, mums reikia būti kartu, leisti laiką, šnekėtis, visi tie dalykai. Ir tai kol kas pasteisina mums, tai dėl to smagu. Bet grįžtant prie Y Combinatorius, manau, tai ir atkreipė dėmesį. Ir plus buvo tuo metu education didelė banga, buvo income sharing agreements, naujas metodas, sakykime, naujas business modelis education'o. Mes irgi jį pritaikėm, jisai nelabai pasteisino in the end, bet gal tų porą žvaigždžių susialainino teisingai ir mums tada jau pavyko patekti į. Galėtum gal papasakoti daugiau apie tą patirtį pačią Y Combinatoriaus, kaip jūs ją išgyvenot, nes aš irgi Y Combinatorių seku labai labai seniai. Ir galbūt kaip ir tu sakai, kažkas, kas sukasi tame startuolio pasaulyje ir kažkur netoli jo, visą laiką žino tą ir ten kaip kokie Hacker News yra kažkur šalia, visą laiką taip ir čia, žinai, kažkur šalia, ir aš atsimenu, žiūrėdavau nemažai jų šiaip kūriamo turinio ir YouTube, ten ir podcastų ir kas man irgi jau labai seniai užkambindavo, tai būtent tas toks brutalus realistiškumas. Maždaug, žiūrėkit, hebra, taip ir yra, maždaug, čia taip yra, žinai, tas yra, mes čia tą padarėm, žinai, tas nepavyko. Tai iš tavo perspektyvos, iš tavo patirties, kaip jūs išgyvenot visą tą akceleravimo programą? Tai labai gerai gal ir vardinai tas realistiškumas, ką gal ir mes pasiėmėm labai iš to. Ir kažkaip man atrodo, labai fainas dalykas, tavo realistiškai žiūrėti į dalykus ir labai save pagaut, kada tu save apgaudinėji, kad gali sakyti, aš kalbuosi su klientais, jo kalbuosi, tai kada pasirinkti ar kalbėjai, prieš 3 savaitės. Tai ką daryti tame tarpe tada, žinai, ar tai iš tikrųjų yra kalbėjimasis. Tai labai dažnai šiaip mes žmonės natūraliai linkę esam save pateisinti, nepeikti savęs, tas realistiškumas yra labai labai naudingas. O Y Combinatorius jisai prasidėjo labai, nors ir jie turi didelį vardą tikrai industrijai. Man atrodo, pats pirmas buvo eventas su jais, tai buvo Brian Chesky, Airbnb CEO, laivų tiesiog kalbėjo apie savo patirtį ir tipsais kažkaip dalinosi. Aš manau, kad jie puikiai labai padaro, jie atveda tuos big names, tai buvo Brian Chesky, buvo Dropbox'o CEO, buvo Stripe, Collinson Brothers ir daug įvairių tokių big name'ų tech industrijai ir jie labai puikiai jos pristato, kad jūs tokie patys. Tavrasme, jie niekuom nėra kažkokie tai rocket scientist, žinai, palyginus su tavim. Jie per tas pačias problemas eina, per ką jūs einat, jie tos pačius dalykus išgyvena
ir jie lygiai taip pat gudrus, kiek jūs esat. Ir manau, jie ir visiškai su tais mytais prasideda visas akceleravimo procesas ir jie labai puikiai nusetina tą mindsetą, kad tu nesi prastesnis, kad pasiekti tą patį outcome ar sukurti didesnį įmonę, ar ką tik tu nori pasiekti. Ir manau, gal va čia yra pakankamai svarbus aspektas. Ir tada jau seka pas juos tokie, kaip sakykime, common knowledge dalykai. Ir yra atskiri įvairius eventai, workshopai, kur, pavyzdžiui, kaip kurti produktą, kaip releasint, kokiu būdu kalbėti su klientais. Ir labai, vėlgi, ateina labai big name'ai pakankamai ir labai paprastai žodžiais tau aiškina, kaip tai veikia. Ir dėl ko sakau, kad tai yra common sense workshopai tokie, nes jie ir yra apie common sense dažniausiai. Sako, gerai, kalbėk su klientais. Gerai, jeigu kalbės su klientais, kažką turi releasint, reikia greitai releasint. Tai kas kiek laiko, kas savaitę, kas 2 savaitės. Gerai, kaip organizuoti tavo produkto komandą, kad tai įvyktų. Kaip tą daryti, kaip aną daryti. Ir jie tokie yra labai pamatai akceleravimo proceso. Ir tai, man atrodo, trunka gal 1 savaičių, jei tiksliai atsimenu. Ir po to jau seka bendravimas su partneriu. O partnerį tu turi savo paskirtą, tu su juom palaikai ryšį. Sutinki, man atrodo, kas savaitę akceleravimo eigoje. Mūsų partneris buvo vienas iš pirmųjų Yahoo darbuotojų. Turi be galo didelę patirtį. Jisai dirba švietime labai ilgą laiką. Jis turėjo akceleratorių būtent švietimo įmonėms. Ir atėjęs pas tą partnerį, tu jau ateini su šiom problemom, klausimais, bet kuom, sakykim, ten bandom spręsti, kokį directioną kažkur tai paimti. Ir labai jie turi gerus atsakymus, vėl tai ateina iš konteksto, iš jų know-how. Ir arba jie nukreipia tave pas kažką, kas turi gerus atsakymus. Ir tada tu pajauti tą Y Combinatoriaus tinklo galę. Nes jisai sako, tarkim, mes ateinam šią problemą ir sako, aš pats nesusidūriau, bet pakalbėk su tom ir tom. Gerai, tu nueini Bookface'ą, kas yra jų internal formas, ten yra mailas to žmogaus, ten kartais telefono numeris net. Parašai jam, sakai, žiūrėk, aš esu Y Combinator batch'e, mus nusintė Timas, ar galim pasikalbėti. Realiai kitą dieną ar po 2 dienų vėliausiai tu jau turi skambutį su tom žmogum, susitink su jam ir jau jie tą yra pergyvenę. Ir mes turėjome labai specifinių klausimų, kur tada kalbam su žmogum ir sakom, sprendžiam A arba B. Ir sako, aš bandžiau A ir bandžiau B, ką išmokau. Ir atvirom kortom, atvirom knygom viską tau padeda ant stalo ir tu nuspręs tada jau, kaip daryti, bet tu jau turi labai didelį kontekstą, tau nebereikia daryti tų klaidų. Tai gal šitais etapais jie ir perveda per tą akceleravimą. Tai yra pirma, kad labai nužemina tave, supaprastinas, parodo tai, kad viską tu gali pasiekti, tą, ką kiti žmonės yra pasiekę. Taip pat Zuckerbergai ten ir Elon Musk ir dar kažkas, tai yra paprasti žmonės, lygiai toks pat paprastas kaip tu. Duoda tos basicus, kaip daryti verslą, kaip jį kurti. Dalį kažkas žinos, dalį kažkas nežinos, bet jie tokie labai pamatą nustato visiems. Ir galiausiai duoda tiesiog top-notch advice ir top-notch know-how iš įvairių situacijų gyvenimo. Visą tai susideda tada jau į founders. Ir labai puikiai Y Combinatorius pats yra pasakęs, kad ar įmonės, kurias jie fundina, jos arba prasproksta labai anksti greit, arba tai yra labai long darbas, toks sunkus darbas, sunkus augimas po biškutį ir kažkada atrodo toks overnight success. Man atrodo, Zapieras, NoCode Toolsas irgi yra Y Combinator funded ir jie turėjo ankstyvus seed roundą gal su Y Combinator, tada roundų investmento nebeturėjo, jiem jau labai daug metų yra, bet jie taip lėtai, kantriai augo, kasmet augo ir dabar yra didžiulė kompanija, tai vat irgi jie tau skiepė tą kantrumą tada jau. Šiaip tokia labai daug pasakėjai iš tiesų, žinai, įžvalgų pusės. Man 2, kurios dabar rezonavo daugiausiai, tai vienas iš to pačios pradžios apie nustatymo bendrai tokio, kas yra įmanoma. Ir kartais aš netgi irgi čia neseniai vieną mintę iš tokios mastermind pusės girdėjau, kad, sako, pavyzdžiui, kokie nors ten, bet kokie mastermindai, ar ten būtų verslo, ar ten sporto, ar ten, žinai, dar kažkokie.
jie yra naudingi ne tik, kad tam tikri įgūdžiai yra, bet ypatingai praplečia truputėlį tas tokias stiklinės lubas what's possible. Nu, maždaug, o tai kas yra įmanoma iš tikrųjų, ir jeigu tu sėdi vienam kambaryje, ten online ir gyvai su tuo žmogumi, ir tu matai, kad, nu, blema, čia lygiai toks pats žmogus kaip aš, ir jisai, žinai, tą padarė, tai, nu, tai yra įmanoma, žinai. Čia kaip, nu, žinai, čia sako, visi kvėpuoja, pas visus, žinai, kraujas vaikšto, tai maždaug tas yra įmanoma. Ir antras dalykas yra toksai master the basics, kad, nu, neretai, ypatingai pačioje pradžioje, mes gaunam labai daug įvairiausios informacijos, kad ir kokia tai tema būtų, ar tai būtų tas verslo kūrimas, ar tai, pavyzdžiui, ten žmogus tapo staiga vadovu ir tai reikia kažką ką daryti. Ir čia, nu, visiškai, kaip ir tu sakai, bendrauti su savo klientu, žinai, pažink savo klientą, ten su, žinai, su vadovavimo perspektyva galėtų būti, ten pažink savo darbuotoją, ne, ten megsta ryšį ir atrodo, aš net pats, konsultuodamas, vesdamas mokymus, vis susiduriu su tuo, o tai kas čia kažkas naujo, žinai, o tai ką čia galima kažkaip inovatyviai dabar padaryti, ir atrodo, nu taip, okei, yra tų įrankių, kaip tu gali inovatyviai padaryti, bet mes vis tiek grįžtam prie tų pačių basicų. Ir, pavyzdžiui, kalbant apie produkto basicus, nu, tuos tokius dalykus, kurie atrodo yra esminiai, kaip yra kūriamas, pavyzdžiui, sakykime, nu gerai, naujas produktas. Kokie yra tie basicai, kur žmonės, kurdami verslą, kurdami, pavyzdžiui, produktą, vis tiek overlookina ir neatkreipia pakankamai dėmesio. Nors iš to pusės žiūrint atrodo, taigi akivaizdu. Labai, kad kažką tai tokio highlightinio pasakyti, reikėtų gal gerai pagalvoti, bet turbūt, vėlgi, nu, taip paprasti dalykai ir turi būti paprasti, nu, tai galiausiai įsijungti savo produktą ir spaudinėti jį, vaikščioti aplinkui. Nu, kas yra patogu, kas nepatogu. Man atrodo, bendrai kuriant produktą, ir šiaip bet kokiam founderiui, aš skaitau, labai yra naudingas įgūdis mokėti pažvelgti iš kito akių. Vat, sugebėti pereiti ten kito žmogaus kūną ir pagalvoti, nu, va, ką jis dabar jaučia, kaip jis jaučiasi, jam patogu yra, nepatogu, ar jam yra gerai. Ir čia, manau, labai yra svarbus įgūdis tiek managemente, tiek komandoje turbūt, supras, kaip kitas žmogus jaučiasi, nes tik tokiu būdu tu gali tada atliepti jų poreikius ir tau padeda, gal duoda tą intuiciją, vadinkim, nešnekant su jom, suprast, ko tas žmogus nori. Lygiai taip pat su klientais, jeigu tu turi galvoti iš klientų akių, nu, tarkim, jeigu kuri produktą, bet tavo produktas targeted, tarkim, seniorams. Bet tu esi jaunas, veržlus žmogus, kuris nori viską daryti moderniai. Nu, tu ten gal padarai sign in with Google, sign in with GitHub, žinai, sign in su dar kažkom, tai. Bet, pavyzdžiui, nepagalvoji iš to senioro pusės, kad jis nežino, kas yra tas Google'as, nežino, kas yra tas GitHub'as ar dar kažkas, tai. Ir nu, nesuprantai tų dalykų. Tai va, sugebėjimas pažiūrėti tada iš savo kliento perspektyvos ir atneša tau tada tos basicus, nes kiekvienam produktui, aš manau, tie basicai yra skirtingi, bet galvodamas iš kito žmogus, iš savo kliento perspektyvos, tu ir supranti, gal kokie jie yra. Vėlgi, ar tai yra kažkoks paprastesnis flowsas, ar tai yra kažkur patogesnis įrankis. Jeigu tu kuri produktą finansų vadovams, bet tu nežinai, kaip gyvena finansų vadovas, tai tau labai sunku bus jaustis finansų vadovo ar vadovės kailyje ir priimti už juos sprendimus iš esmės. Nes tai tu ir darai, kurdamas produktą jiems, tu bandai sukurti kažką, kas jiem palengvina gyvenimą iš esmės. Tai tu pirmiausia turi supras, dėl ko sunkus jų gyvenimas, kur jiems skauda. Aš netgi turėjau pažįstamą, kuris netgi kūrė produktą dizaineriams, jis pradėjo rengtis kaip dizaineris. Jis galvoja, nu aš jau visiškai, sako, full on neįsiu tą gyvenimą, žodžiu, ir bandau gyventi, kaip jie gyvena, ten vos ne, žinai, ten eit kavos pirkti į kofeiną, ten kažkokios specifinės. Bet gal negaliu pasakyti, kokie tie basicai yra, bet aš manyčiau, kad tu turi suprasti savo klientą ir iš to atsiranda kažkokie tai basicai. Tu turi vis tiek iš esmės gyventi jo gyvenimą. Čia kaip tas žymusis patarimas yra scratch your own niche. Tai yra kokias pats problemas susiduri, tai tikriausiai čia ir ateina tas toksai, nu, kad kontekstas, ar ne, yra, kad, pavyzdžiui, jeigu ten, nežinau, aš esu programuotojas pats ir aš susiduriu su kažkam problemom ir man, nu, reikia ten, tarkim, versijavimo toolso ir aš matau, kad ten tie versijavimo toolsai dabartiniai mane ten erzina ir ten, žinai, kažkokie apribojimai yra, tai ką aš galiu padaryti, ne, nu, tas pats Zapier irgi, ne, nu, ten maždaug, yra daug skirtingų API-sų, bet tau reikia, žinai, išsilavinimo, kad tu gebėtum juos sujungti, gal yra kažkoks, žinai, paprastesnis tiesiog būdas, ką galim padaryti.
Šiaip kalbant apie produktą, vienas iš tokių dalykų, aš pats, kadangi jau ten nemažai tenka dalyvauti įvairiuose startuolių renginiuose ir dažniausiai irgi ten arba kaip žiūrovas, arba kažkoks mentorius, vėlgi dažniausiai mano mentorystė būna vėlesniam tokiam periode, kai jau komanda daugiau atsiranda, bet tie ypatingai early stage founderiai, ypač lietuviai, labai dažnai turi klausimą apie išėjimą į tarptautinę rinką. Čia klasika, ta prasme, aš neįsivaizduoju, nesu tikriausiai renginį dalyvavęs, kur nebūtų bent vieno tokio klausimo. Ypač tie, kurie, pavyzdžiui, sako, mes čia Lietuvoje jau kažką nuveikėm, tarkim, jau turim kažkokį business case, žinai, matom, kad veikia, bet sako, norim kažkaip scalint, norim didintis, ar ne, ir panašiai. Ir aišku, vienas variantas gali būti tokia kaip jūsų moonshot, ar ne, ten Harvardas ir ministerija, ar ne, ten Y Combinator, bet bendrai nužvelgiant iš tokios irgi produkto perspektyvos, kokie tavo galėtų būti patarimai, įžvalgos tokios, žinai, kaip pradėti, nuo ko atsispiriant, einant jau tada iš to tokio lietuviško mažos tokios erdvės į gerokai platesnės. Vėlgi, tikriausiai, vėl kartosiu su tom pačiu, bet depends, turbūt visi taip pirmas atsakymas ir yra. Man atrodo be galo naudinga, nežinau kaip tą išmušti, jeigu galima tai pasakyti, iš kai kurių founderių, tas susimažinimas iki Lietuvos rinkos, ar ten Vilniaus rinkos, ar ten, nežinau, dar kažkokios tai mažesnės rinkos, aš manau, tai ydingas dalykas iš savęs. Tai nėra geras dalykas, nes tave priboja galvot labai uždarame šiame kvadrate. Jeigu sprendi problemą dizaineriams, ar lietuviai dizaineriai turi tą problemą, ar visi dizaineriai turi tą problemą. Kom lietuviai tada kitokie yra, kad tik tai jie turi tą problemą. Tai jeigu tu sprendi iš esmės problemą kažkokiai vartotojų grupiai ir tai nėra depending nuo šalies valstybės, vėl sakykime, jeigu tu sprendi, pavyzdžiui, nežinau, bet aš nesenai esu palyginimai nesenai susituokęs ir, pavyzdžiui, mano žmonai buvo didelė problema pavardės keist visur. Labai sunkus procesas iš tikrųjų. Ir skauda netgi. Ir ten metai po dar gauna kažkokią laišką su ne ta pavardė, kažkur duomenys nesueina valstybė ir dar kažkur tai. O tokią problemą, pavyzdžiui, sprendžia, tai čia yra local problema. Gerai, gal ten Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, gal jos išspręsos, nežinau. Tai tokiu atveju, žinoma, požiūris yra gal kiek labiau targeted tai auditorijai, tačiau jeigu kuri, pavadinkim, globalų produktą nuo pat pradžių, ką aš labai skatinu ir rekomenduoju galvoti apie savo produktą kaip globalų nuo pat pradžių, tai tikriausiai tai yra kultūrinių dalykų skirtumai. Tai yra, vėl, jeigu eini į Prancūziją, turbūt reikės prancūziškai viską lokalizuoti, ten jau angliškai nebeprasuksi. Gal kitose valstybėse dar yra kažkokių specifinių požiūrių, bet mes kaip lietuviai, žinoma, geriausiai pažįstam lietuvius, mums lengviausia vieni kitiems kurti, bet tai iš esmės yra savęs apribojimas, kad tu tik tai čia kuri, tai yra komforto zona tam tikra, kad tu kuri tik tai tam, kur tau patogu, kur tau išeina. Ir dažnai, gal netgi dėl ko sunku prisiversti tai daryti, nes galvoji, gerai, aš galiu augti Lietuvoje, arba aš aukoju tą augimą Lietuvoje ir einu kažkur tai kitur. Tai turbūt yra ambicijos klausimas, tai yra kaip plačiai tu matai savo ambiciją tada ir savo produktą naudojimą. Tai vėlgi, šių specifinių dalykų aš gal nelabai galiu pasakyti be specifinio keiso, tačiau labai rekomenduoju galvoti globally jau nuo ko anksčiau ir tai gal vėl grįžti atgal į tą keisą, kad visi mes tokie patys paprasti esam kaip tie big founderiai. Kaip žmonės išsprendė didelės problemas, kaip Stripe'as, vadinkim, ten 100 milijardų ar kokie jų private valuation yra. Tai jie lygiai tokie paprasti žmonės, tik jie sprendė globalią problemą, sprendė globaliai ir suteikė visiems vartotojams, bet ne savo vietos tik tai rinkai. Tai vėl, gal labai skatinčiau galvoti globaliai visų pirma. Čia, manau, yra fantastiškas patarimas ir aš kartu šitam patarimui galiu tokį challenge'inimą užduoti iš lietuviško founderio lūpų, kalbant apie bendrai tai, kad vėlgi, ką aš girdžiu, žinai, žmonių, kurie susiduria su tom pirminiam baimėm ir tų baimių yra labai daug ir kiekvienas iš mes, žinai, jų turim. Čia kaip ir su tais pačiais apribojimais. Aš mentoriavau čia vienoje programoje neseniai ir kalbėjom apie turinio kūrimą irgi su viena iš mentee, nežinau, lietuviškai kaip čia būtų, mentoriaujamoji.
Tai, žinai, irgi sako, aš planuoju, žinai, kurti turinį ir esu suplanavus per gruodį, žinai, 2 turinio vienetus, žinai, padaryti. Sakau, fainiai, žinai, visas, žinai, kitas laikas, kam, žinai, yra skiriamas tuomet, tai ten, žinai, pasiruošimas, dar kažkas. Ir šiek tiek duodant, žinai, to tokio konteksto, aš sakau, tau pačioj pradžioje reikėtų 2 turinio vienetų čia per dieną, kaip minimum, žinai, kad žinau, užsikurt, pasidaryti ir panašiai. Ir čia yra daug tokių mažų niuansų, kuriuose, kartais, kai nėra to exposure, geras žodis, žinai, tas exposure, toks, tai ką tu savo aplinkoje matai, ką tu savo aplinkoje pajauti. Ir ypač Lietuvoje, aš manau, yra tas toks dalykas ir aš irgi pats, jeigu kažkokį tai projektą darai, dažniausiai ir būna tas toks naturally, tai aš turiu networką čia Lietuvoje kažkokią, ne, čia kažkokie klientai, čia kažkokie bičiuliai, partneriai, čia kažkokie buvę bendradarbiai galbūt, ar ne, yra kažkur aš galiu kreiptis, pavyzdžiui, savo idėją, patestuoti sąlyginai greitai, nes aš jau turiu kažkokį šiltą kontaktą, aš sakyčiau, žiūrėk, labas Tomai, žiūrėk, čia darau tokį produktą, galėtum gal permest akim, gal turėsi kokių minčių ir tu sakytum, žinai, aišku, žinai, kodėlgi ne. Kai tuo tarpu kažkur kitur, ar ne, ten pas tos pačius prancūzus, ar ne, jeigu aš noriu, pavyzdžiui, įeiti tą Prancūzijos rinką, bet neturiu jokio, žinai, connectiono. Kaip tokiu atveju elgtis, kada reikia irgi perlipti tą slengstį tokią, kad čia Lietuvoje aš jau šiokį tokį networką turiu ir man nebeužtenka jo, aš nebegaliu galbūt jo taip pasikliauti, man reikia žvelgti plačiau, tai kaip iš vis pasiekti, žinai, tą rinką, net nekalbant apie pardavimą, bet bendrai apie tokį kliento pažinimą pačioje pradžioje. Tai vėlgi turbūt labai specifiniai keisai skiriasi, bet vėl, galiausiai internetą, tai mes visi turim, visi prieinam prie interneto. Labai retai netgi, žinoma, padeda kontaktai Lietuvoje ar networkas čia. Ir vėlgi, aš neskau, kad tu neturėtum nieko daryti Lietuvoje, mūsų didžioji dalis verslo dabar vis dar yra Lietuvoje. Tačiau daug dalykų tu gali tiesiog pasiekti internetu. Nežinau, ar labai vėl gauti klientą Lietuvoje ir tau reikia fiziškai nueit būtinai pas tą klientą, fiziškai su kažkom pakalbėti, ar fiziškai vėlgi ten sutikti kavos, kad tas klientas pas tave pradėtų naudotis tavo produktu. Lygiai taip pat užtenka tau rašyti bet kur, LinkedIn'e, Twitter'e, žinutes, outreach'int žmonėm ir sakyti labas, kažką tai darau ir galbūt galim sutikti, ar galiu padėti. Ir žmonės yra linkę padėti. Labai dažnai tais atvejais, kada tu galvoji, kad aš negaliu dėl kažko, tai aš būčiau linkęs manyti, yra paslėpta kažkokia tai gilesnė baimė tame neigime, kad aš negaliu. Ir manau, reikia kalbėti apie tą baimę, bet ne tą paviršutinį pasiteisinimą, kodėl negaliu. Jeigu sakai, aš neturiu networko, tai tada, o kokį tau networko trūksta Prancūzijoje ar bet kur? Gerai, trūksta kontakto, kuris gali kažką. Tai gerai, kai mes tą kontaktą galime rasti. Gal pažįsti kažką, kas gyveno Prancūzijoje, gal kažkas buvo ten studijuoti, galbūt tiesiog įsijunk LinkedIn ir rašinėk žmonėm. Parašyk 100 žinučių per dieną žmonėm, kurie tinka tavo kriterijus, aš garantuoju, atrašys 5, ten 1 galbūt sutiks su tavim paskambinti, bet tu tą kontaktą gausi. Tai vėlgi, čia yra užsispyrimo reikalas, tai yra ryžto reikalas ir man labai patinka tas calling your own bullshit posakis, kad ar tikrai tu esi tom limituotas. Ir dar netgi dar kardinalesnis požiūris, kažkur esu skaitęs Elon Musko tas pastovus kvesionavimas, jis labai sako, ar fizikos dėsniai paneigia, kad tai yra įmanoma. Ar fizikos dėsniai tam trukdo? Ne. Jeigu netrukdo, tai įmanoma pasiekti. Klausimas, kaip įmanoma, kiek pinigų gal tai kainuos, kiek ilgai tai užtruks, bet pasaulis tam neprieštarauja. Neprieštarauja, kad lietuvis turėtų kontaktą Prancūzijoje kažkur tai. Reiškia, tu gali tai pasiekti. Tai reikia save kvesionuoti, kaip aš galiu tada tą pasiekti. Ir va čia ir išskiria, manau, ir išskiria sėkmingas kompanijas ir ne, kada tu kolni savo bullshit ir galvoji, tai kaip aš galiu tą pasiekti. Mes irgi dabar researchinamės ir einam į įvairias užsienio rinkas, bet viena iš jų kaip pavyzdys, kurie mes jokio connection neturėjom, absoliučiai jokio, bet mes dabar jau ten turim komandą beveik ir toje šalyje. Jau turime lydo šalies, jisai samdosi 3 savo žmonės ir turėsime komandą tenais, bet vėl mes connection jokio ten neturėjom. Tai tu
eini kažkaip tiesiai per aplinkų, ieškai kažkur tai galimybių. Ir verslo kūrimas, projektų kūrimas yra toks puzlės sprendimas iš esmės. Tu tą puzlę narplį sprendi ir bandai daryti kažkokį savo norimą variantą. Tai vėl, tai šituo atveju aš labai kvestionuočiau save, ar iš tikrųjų yra kažkoks actual limitas, dėl ko tu negali kažkur tai eiti. Čia tikriausiai vienas iš tų irgi labai gerų tokių principų arba mindseto taškų, nes pavyzdžiui irgi vat ir per tavo karjerą projektai gali skirtis, klientai gali skirtis, komanda, core, jūsų ta pati, bet ir daugybė dalykų gali pasikeisti laikui bėgant, bet kas išlieka, tai išlieka tas mūsų toks mindsetas ir mūsų tam tikri principai, kuriais mes vadovavomės. Pavyzdžiui, tavo išsakytas tas irgi baimės elementas arba calling your own bullshit yra labai geras principas, kuris yra atrodo toksai timeless, maždaug visada jį galim panaudoti. Taip. Kokių darbas tu turi tokių principų, kurie, mąstymo, freimų, modelių ar sprendimo priėmimo modelių, kurie tau labiausiai padeda? Nežinau, dabar aš nenoriu čia skambėti kaip koks žiniuonis atėjęs pasidalinti gyvenimo paslaptim. Dėl to aš sakau, tau būtent padeda. Mes vienas moksleivis, aš kažkaip stengiuosi bendrauti su moksleivis, kiek man pavyksta. Esu ir įsitraukęs ir Junior Achievement veiklą, kuri šiaip labai didelį įtaką turėjo mano gal kelionį, kad pasirinkau į verslą. Ir vienas moksleivis mes yra paklausęs mažam miestelėje, kur sako, kažkur skaičiau, kad gal turtingi žmonės žino formulę, kaip tapti turtingais, žinai. Ar tu žinai tą formulę? Tai mano atsakymas jam gal ir buvo, kad nėra kažkas formulė, žinai, ten loophole, kaip ten 3 kartus suplok, 2 kartus pašok, žinai, kaip GTA, ten koks cheat kodas ir ten bank account tavo, ten nuliukų padaugės, bet yra gal tie labai vadinami tokie mental models, žinai, kaip tu galvoji apie dalykus. Ir kažkaip tai vis tiek stengiasi klausyti žmonių, ten su kažkokiais sutinki, su kažkokiais ne, ir pasisėmė vis tokių požiūrio dalykų. Bet vėlgi iš savo asmens, manau, labai daug sukrenta į tą urgency, ką mes jau šiek tiek kalbėjom, tą darimą. Ir vėl, gal tų dalykų aš nežinau, ar tu gali juos kažkaip sufeikinti, ar gali juos išsiugdyti. Aš nežinau, kodėl aš juos turiu, aš tiesiog juos turiu, aš džiaugiuosi, kad aš juos turiu, man jie padėjo, bet kaip prieiti prie to, kad tu juos turėtų, man sunku pasakyti. Bet labai man patiko, žiūrėjau vieną podcastą su Mr. Beast, yra labai didelis youtuberis, šiaip labai įdomu, man patinka visiškai kitas rytis, sekti ir žmonės, kurie kažką pasiekė jose, pavyzdžiui, YouTube, labai įdomu, nes tai yra irgi verslas, tai yra kitoks verslas. Ir labai smagu matyti, kaip jis darė tą podcastą, ir pokalbis nukrypo kažkur į šoną. Ir matai, kaip jam fiziškai skauda ir jis sako, čia pakenks jūsų retentionui. Sako, aš ką tik pajaučiu, kaip išsijungia, ten 10 000 žmonių išsijungia šitą podcastą. Ir jam tiesiog skauda, bet jam skauda dėl to, nes jis tiek ilgai galvoja apie retentioną, tiek ilgai galvoja apie tai, kaip išlaikyti žmonių dėmesį, kad bet kada įvyksta netoks žingsnis, kuris nepadeda tam, jam skauda, jam labai sudėtinga tai priimti. Ir tai tada pakeičia jį kaip dalyvį, kuris sako, ne, tipo, kalbėkime apie tai, žinai, ir jis direktina jau tą pokalbį, bet lygiai taip pat ir darbe. Aš įsivaizduoju, kažkas jam pristato video kažkokį, kurį galbūt ten sueditino, ir jisai pastebi tada tą detalę ir sako, ne, čia bus blogai, nes man skauda, kad aš jaučiu, kad žmonės čia neteks retentiono. Ar tai yra žodis į šalį, ar tai yra netolygi istorija, ar dar kažkas. Tai manau, o jo atveju visą tai susikūrė iš to, kad jis labai daug metų kūrė video. Galvojo apie tai, kaip tai daryti. Galvojo apie tai, kas yra geras YouTube video, kaip išlaikyti žiūrovus. Manau, lygiai taip pat, jeigu tu kuri produktus, ar dirbi kažkoje srityje, ar vėl kuri verslą, ar menedžinti žmonės, tu pradedi pajaus, kad kažkas čia ne taip. Jeigu ilgai menedži žmonės ir esi bendram teamyte ir vienas team memberis kitam pasako kažką, tai ir tu galvoji, kažkaip čia netaip nuskambėjo, žinai, kažkaip man tokia nuojauta yra, žinai, kad čia gal negerai ir nefainiai pasijaus žmogus. Tai reiškia, mes tą nuojautą turim išsiugdyti. Ir ta nuojauta, manau, atsiranda iš daug darbo, tiesiog toje srityje, vėl kontento konsuminimo, knygų skaitimo, kam kas patinka, kam kas kaip veikia, radimo savo būdo.
Ir tokiu būdu tu išsiugdai tą tada mental modelį kažkokį, tai kuriuom tu remiesi ir gyveni. Ir tada gyveni on autopilot, bet tas autopilot yra kaip teisingai sukalibruotas, sakykime, tavo sritim. Tai vėlgi, aš gal negaliu taip tiksliai įvardinti, pagal kokias aš taisyklės gyvenu, nėra, kad aš pagaunu save, ne pagal taisyklę gyvenau, žinai, reikia man vėl pasitaisyti, grįžti ją. Tiesiog gyveni ir pagal savo pojūčius, bet kas kartą, kai aš naudoju produktą ir ten yra kažkoks misalignmentas, ten kažko tai button ir man žiauriai akį rėžia, tai aš grįžtu pas savo developerius ir sakau, pataisom, man tiesiog akį rėžia. Jeigu šiam klientui rėž akį, tai jau nebesukuria kokybės jausmą. Ir iš tų mažų dalykų ir susikuria kažkoks tada požiūris žmogaus, manau. Čia tai, kad tu paminėjai, irgi kelis kartus apie nuojautą ir labai labai gerai surišai būtent tą iš daugybę darbo ir daugybę patirties, nes iš tikrųjų, kas yra intuicija ir nuojauta, tai yra tiesiog mūsų turimi įgūdžiai, kurie yra antiek jau, nežinau, liquid, skisti ir visur kitur įsiintegravę, kad kaip ir negali call-outint kažkokio konkretaus žodžio pasakyto, bet tau kažkaip tas yra. Ir, pavyzdžiui, tavo Mr. Beast geras labai pavyzdys yra dėl to, kad aš ilgą laiką aš followinu tokį bičiuką Dan Mace, kuris prieš metus galbūt tapo creative director, Mr. Beast creative director. Ir realiai aš netgi mačiau, žinai, komentarus, kad maždaug who is this guy, žinai, ko čia dabar pristatinėjai, nes Mr. Beast irgi tą atskirą video padarė, kad žiūrėkit čia, žinai, šitas žmogus yra už tų creative efforts yra. Ir aš kadangi patį Dan Mace jau followinu irgi ten eilę metų, jisai iš Pietų Afrikos Respublikos kilęs, jisai ten nuo mokyklos ten milijonus tų video kūręs, reklamų kūręs, tada su Casey Neistat dirbo, žinai, side by side visus ten Casey Neistat reikalus filmavo, montavo ir kūrė, žinai, ir panašiai, ir tipo, kaip jisai dabar ateina, ir irgi jo interviu paklausai, ir jisai toksai, straglina atsakyti klausimą maždaug, o tai kokie čia filmmaking principles, ir jisai po to netgi padarė savo kursą filmmaking, kad sako, žiūrėkit, aš taip dažnai manęs klausia visi maždaug, tai kaip padaryti tokį Casey Neistat ar Mr. Beast video, žinai, kad sako, žiūrėkit, yra, žinai, kažkokie basicai, ko aš followinu, bet visa kita vis tiek, žinai, boils down į tą tokią nuojautą, žinai, intuiciją ir panašiai. O kalbant apie tokius žinomus vardus, tai pastaruoju metu, čia pastarąjį gal pusmetį, Alex Hormozy labai visur plačiai žinomas, ar nesakykime, besiplečiantis, ir aš vienam iš jo podcastų, nes visiškai binge-watchinu podcastą, ir mano Spotify'us numeris 1 The Game buvo jo podcastas vien dėl to, kad ten per pusmetį vos ne viską, žinai, išklausiau. Tai labai įdomią šiaip mintys pasakė, aš norėčiau tavo nuomonės į tai, kad kai buvo atliekamas kažkoks tyrimas apie ultra successful žmonės ir sako, visus realiai tos ultra successful žmonės vienyje 3 tokie pagrindiniai charakteristikos, galim sakyti. Pirmoji charakteristika tai yra toksai superiority complex, kad jie tarsi giliai širdyje tiki, kad yra kažkuo geresni, protingesni už kitus, bet tuo pačiu jaučia labai didžiulę tuštumą, kad tai, kur jie yra dabar ir kur jie nori patekti, yra tas didžiulis gapas, ne? Tai tas milžiniškas, galim sakyti, irgi urgency, žinai, tas nešimas į priekį. Ir paskutinis labai yra įdomus, kad jie gali susifokusuoti į vieną dalyką ilgesnį laiko tarpą negu visi kiti. Ir čia both makro, žinai, strateginis lygmuo, bet both ir mikro, žinai, toksai susitelkimas. Kiek, pavyzdžiui, tokių treitų pastebitų ir savo aplinkoje arba savo tokia, žinai, veikloje? Jo, labai įdomus quotas. Tai to superiority, aš manau, labai yra svarbu savim tikėti. Ir vėl ten, kaip kalbėjome, tą leap of faith. Ir aš manau, tiesiog, jeigu turi tą tikėjimą savim, netrodo jis kaip leap of faith. Bet vėl tas tikėjimas savim, vėlgi labai tikiu, kad jis ateina iš kažkokių small wins, kurie compoundinas per ilgą laiką. Nes labai sudėtinga, jeigu tu niekada, vadinkim, savo atžvilgiu kažkaip nepadarai kažko, dėl ko esi proud, ar kas tau suteikia pasitikėjimą, ir tau tada eiti ir daryti ultra sunkų dalyką, kuriam reikia labai daug pasitikėjimo. Čia yra šuolis didžiulis ir labai, labai sunku tą šuolį padaryti. Tai aš šiaip labai tikiu, kad dėl ko nuo mažumės reikia labai įtraukti, manau, moksleivius ir jiem duoti tokių small wins, kad jie po biškelį bildintų tą savo pasitikėjimą. Ir jisai atsiranda iš tokio, gal laimėjai ten 5 klasėje, nežinau, šokių konkursą, žinai. Galbūt dar kažką tai laimėjai, galbūt kažkur kažkas tave pagyrė.
galbūt kažkas tave appreciatino, kad kažką tai padarei. Ir va šitie maži dalykai, manau, jie susideda ir susikūrė tą didelį tada jau makro tokį pasitikėjimą. Ir manau, vat, geriems founderiams, aš gal sutikčiau su tom, kad jie gal mano, kad jie gali pasiekti kažką tai geriau, sukurt kažką tai neturi tapti kažkokiu labai arrogant dalykų ir tu šiaip turi vis tiek žmogus etiškai gyventi ir neperdu to kitiems, tu pakankamai toks down to earth turi būti, bet aš irgi gal sutikčiau, kad tą matau, bet jeigu man pavyksta pabendrauti su šiais labai sėkmingai žmonėm, tas matosi, kad jie visi yra labai paprasti žmonės iš tikrųjų, bet jie yra labai capable žmonės. Bet tie principai kažkaip jo, manyčiau, yra teisingi turbūt. Ir dar du pamiršau, kokie dar tenais buvo. Tas tarpas tarp dabarties ir ateities ir tada tas fokus, susitelkimas. Vat fokus iš tikrųjų irgi labai įdomi tema, nes manau labai daug wasted galimybių yra iš to, kad žmonės bėgioja nuo hypo ant hypo. Ir labai tai yra toks potraukis daryti kažką, kas yra the current thing. Nežinau, ar sekėjai labai Andreessen Horowitz firmos Mark Andreessen, man atrodo, šėrinos tą tokį the current thing dalyko, kad visada yra kažkoks current thing. Jo, tai dabar current thing yra LLMs ir ten AI, buvo current thing ten dar kažkoks tai ten kripto. Bet tai dalykas, apie kurį visi kalba ir ką visi daro. Yra visada kažkokia viena tema, kuri vilnija per pasaulį dabar. Ir yra grupė žmonių, kurie bando šokti ant to ir manau, čia labai yra vėl toks savęs apgaudinėjimas kartais, kad man visada patiko, aš ten AI jau 20 metų apie tai galvoju ir now is my time. Tikrai yra tokių žmonių ir aš labai džiugiuosi už juos, kad jiem tada ateina galimybė kažkaip išreikšti save, bet vėl reikia call-in savo bullshit ir galvoti, ar tikrai tu vėl į kripto eini, nes tiki decentralizaciją ir kaip tai turėtų veikti ir tikrai tiki tuo metodu, kas yra labai gražus tikslas ir yra labai sėkmingų kompanijų, vėl tas pas Coinbase'as, YC funded su Brian Armstrong kaip vadovu. Bet ir yra tokių, kurios tiesiog šoka ant to current thing. Ir manau, labai verta savęs klausti tada, kas tau yra įdomu ir kas tau patinka. Vėlgi, mes su co-founderiais dirbam švietime jau, nežinau kiek, 8 metai turbūt, iš esmės visą savo adult life ir karjerą dirbam švietime. Kažkaip mums patiko, mes jaučiame tame prasme, mes norime tai daryti ir mums tai tinkama yra ir mes labai fokusuojamės į tai. Ir per ilgą laiką tu susibildini tą kontekstą, kur tikrai žmogui tik atėjus į tą rinką labai sunku suprasti ir iš to atsiranda intuicija. Tada mes jau turime intuiciją, ko klientas gali norėti, kaip jis gali jaustis, ko naujai atėjęs žmogus galbūt neturės. Tai aš manau, galimybė susifokusuoti į vieną topiką labai ilgą laiką, tai be galo yra žinoma svarbus treitas. Ir man irgi labai yra patikęs kvautas, net nepamenu, kur aš jį girdėjau, kad tu turi būti vertas sėkmės. Kaip tą sėkmę beivardinsi, bet ką tai reiškia vertas. Tai jeigu, tarkim, ateitų kažkoks žaidėjas į NBA ir jis sakytų, aš kartą per savaitę ten pabėgioju aikštelėj, pamėtų biškį nuo baudų, ir super successful būtų ten LeBron Jameso pasiekimai. Ir galvotum, šiaip, nelabai verta sėkmės jo. Ir, aš nežinau, ar kas nors gali vardinti tokį žmogų. Bet kokioje srityje, kuris neįdeda darbo ir turi tą sėkmę. Vėl, kaip mes tą sėkmę beivardinsim. Bet, manau, reikia atsakyti savo, ką tau reiškia būti vertam to sėkmės. Vėl, ar managemente, ar versle, ar ką bedarai, tu greičiausiai tai ateina iki to, kad tu turi dirbti darbą kažkokį tai, siekti, domėtis ir būti vertas tos sėkmės. Ir reikia paklausti, ar aš esu vertas tos sėkmės. Tai jeigu tu šokinėjai nuo current thing and current thing ir atsiras vėl kažkokia tai nauja tema, ten biotech ir tu sakysi, dabar aš biotech founder, ar tu esi vertas sėkmės biotech srityje. Tai neturėtų discouragint kažko ten daryti, tačiau tai turėtų ir tau, kaip čia, tave nužemint ar nuleisti ant žemės, kad
reikia įdėti darbo, kad būtum sėkmingas. Tai grįžtam prie tų 3 dalykų, aš manau, jie labai teisingi yra. Jie prieina atgal prie to, kad tu turi fokusuotis, turi siekti savo dalykų ir tu turi turėti tą pasitikėjimą savimi. Darbas turi būti nutriptas, žinai, kaip sakant. Man tai iš tikrųjų asmeniškai labai patinka kalbėti su žmonėm, kurie būtent ilgą laiką, kaip čia, pragyvena galbūt tas bangas populiarumo ir vis tiek toliau veikia ir toliau dirba, nepaisant to, žinai, kaip čia pasaulis, ar čia žiema ar vasara, ar kas čia vyksta. Tai čia lygiai taip pat aš su Domu turėjau pokalbį irgi šio podcast'o rėžiuose apie dirbtinį intelektą, kur aš pats su dirbtiniu intelektu nuo 16 iki 20 metų dirbau, ten Domas dar eilę metų prieš tai, žinai, ir toliau dirba ir aš daug čia dabar hypas ir jis irgi, žinai, taip šypsosi girdėdamas apie visus, žinai, dirbtinio intelekto ekspertus nuo kovo mėnesio, kurie tokiais tapo, žinai, ir ten LinkedIn'e visur jau rašosi. Mikas, apie kurį aš irgi šiandien tau jau užsiminiau su Web3, irgi lygiai taip pat, žinai, prieš visą didžiausią Web3 bangą ir dabar šiuo metu ir tie žmonės, ir tu irgi lygiai tas pats geras pavyzdys, spinduliuoja tokiu brandumu, žinai, tokiu šaltų protų, tokiu maždaug, žinau, aplink gali visi, žinai, gatvėm bėgioti ir šūkaut, bet, žinai, kad pasaulio pabaiga arba pasaulio išganimas jau arti, bet aš žinau, ką darau, aš fokusuojasi, žinau, į savo klientą, į savo produktą ir galiu judėti toliau. O tavo sritis būtent švietimas, kuri iš tiesų irgi yra fantastiškai įdomi, išvelgiant iš to švietimo formos, kuri šiuo metu yra ir tu turėdamas tą irgi exposure su daugybė skirtingų klientų, kaip matai keičiasi bendrai tai, kaip žmonės įgauna tokius įgūdžius ir kaip mes galim galbūt išvelgti, aš žinau, kad labai pavojingas klausimas visą laiką yra apie tendencijas, tai galim to vengti, bet bent jau iš tos elgsenos, į ką žmonės labiau atkreipia dėmesį, ko galbūt pradėjo labiau vengti, žinai, kas jau yra toks dalykas, galbūt, kurio mes jau atsisakysim ten keletos metų bėgyje, pavyzdžiui, kokios būtų tos elgsenos pokyčiai jūsų klientuose. Šiaip labai įdomi tikrai ir plati tema su švietimu, kaip jisai keičiasi. Ir vėl švietimas yra be galo platus, nes tu gali imti nuo darželio, preschool, netgi dabar yra coachai vaikams, miego coachai, kuriem ten dar metai ir 2 ir ten jau pradeda tau dėlioti ten miego ciklus, sakykime. Ar mokykla, universitetas ir pouniversitetinis mokslas, jie yra labai skirtingos temos ir labai net neišeina niekaip jų suplakti į bendrą katilą, nes dirbi su labai skirtingais klientais, vadinkim šiuo atveju. Tai yra moksleivis, ar tai yra bakalauro studentas, ar ten magistro studentas, ar dar pouniversitetinis jau mokslas. Bendrai, tai aš daugiausiai dirbu su tom vėlesniu, sakykim, ir Turing College'as fokusuojasi ant vėlesnio. Mes turime akreditaciją magistro studijas teikti ir magistrus teikti, bet anksčiau nei tam abejoju, ar greitų metų eisime, nes vėl bakalauras, pavyzdžiui, yra visai kitoks gyvenimo etapas, nes tai yra studentavimo gyvenimo etapas ir to reikia irgi tų fizinių susitikimų ir panašiai. Bet kaip švietimas keičiasi, manau, tam vėlesniame etape, tai yra, kad vis daugiau žmonių nori lanksčiau įgauti savo švietimą. Kontento internete yra labai daug. Aš dar gal per mažas buvau, bet kaip suprantu, buvo tas manimas, kad atsiras internetas, tai jau viskas, jau biblioteka bus kiekvieno mūsų kišenėse ir jau švietimas bus išspręstas iš esmės, nes taigi tu gali informaciją rasti, bet pamatėm, kad informacijos prieime yra bėda. Tai labai reikia sudominti žmogų, mokintis, tobulėti. Ir yra daug solutionų ir microlearning įvairūs, kur tu po biškelį mokinės, Duolingo, sakykim, kur tiesiog įsijungi kasdieną po porą žodžių išmoksti. Mūsų atveju žmonės fokusuojasi labai stipriai, konkrečiai 9-12, daugiau kartais mėnesių ir mokinasi tą sritį. Tačiau grįžtant gal per to, kaip švietimas keičiasi, tai manau, žmonės daug labiau flexible nori turėti. Ir tą patį mes matome su įvairiais universitetais, kad universitetam nėra kaip augti, kaip palaikyti daugiau žmonių. Iš esmės universitetai turėtų atlikti akademinę veiklą, bet jie atlieka akademinę veiklą, tačiau labai mažai studentų eina į universitetus su noru atlikti akademinę veiklą. Tai vėlgi yra toks
universitetai, skaičiau, nekolina savo bullshit ir jie servina visai kitą dalyką, negu jie nori, toks identity crisis biškelį, nori, kad visi eitų į doktorantūras, bet nieks nenori į doktorantūras. Tam šiaip istoriškai būdavo toks profesinės mokyklos, kurios išmokina tas profesijos, bet kažkaip brandas lėvas, kaip tu čia dabar eisi į profesinę mokyklą. Tai visas tas išsimaišymas kažkoks tai švietime, manau, yra blogas dalykas. Ir jo, trumpai atsakant, tai žmonės ieško vis labiau flexible mokslo, kad jis bet kada galėtų vykti. Jie nori kokybiškai persikvalifikuoti vėliau gyvenime, nes dabar gyvenimas vis vėliau atsiranda, sakykim, vaikų susilaukiama daug vėliau, šeimos sukūrimas daug vėliau, viskas daug stipriau pasislenka. Ir tas flexibility, manau, yra labai labai svarbus dalykas. Kalbant apie įgūdžius ir mokymasi iš tavo paties perspektyvos, vat, žvelgiant į tavo ateitį iš dabartinės pozicijos, kurioje tu šiuo metu esi, koksai vat, įgūdis tau šiuo metu yra svarbiausias, kurio tu pats mokaisi ir gilinėsi ir tuo pačiu vat, calling your own bullshit irgi ten? Aš dabar mokinuosi mažus taskus daryti efektyviai ir labai, labai esu super procrastinatorius juose. Aš ilgą laiką nemaža dalis mano darbo būdavo programavimas ar susijęs kažkaip su programavimu. Aš kaip supratau, gal man čia būdavo toks getaway, kur fainai aš alokuoju ten 4-5 valandas ir pasineri ten į tą programą ir tokia flow būsena galima vadinti patiri. Ten atsakinėjant emailus, nežinau, ar žmonės pasiekė flow būseną, jeigu pasiekėt, valio, aš jumis džiaugiuosi. Aš tai niekaip jos nepasiekiau emailę būdamas. Tai va aš dabar mokinuosi, kaip tuos dalykus atlikti efektyviai, nes labai sudėtinga. Yra labai faina essay Paul Graham, Y Combinatoriaus, vieno iš įkūrėjų, apie manager schedule ir worker schedule, ar kaip ten tą antrą pavadina? Builder schedule. Maker, jo. Bet jos labai yra skirtingos. Tai vat aš gyvendavau labai to maker schedule, dabar gal labiau manager schedule. Ir vat mokinuosi atlikti tos mažus taskus, tu ten turi kažkam paskambinti, sakykime, ir man čia sunkiausia užduotis dabar yra. Ir vat kolinu savo bullshit, kad iš esmės nesu efektyvus dėl to, kad nesugebu tų taskų kažkaip gerai susitvarkyti. Tai vat manau, tokie maži dalykai kiekvienam savo yra, su kuriais žmogus dylina. Man tarkit, kad tas Grahamo esė, aš nepamenu, kiek kartų aš esu rekomendavęs ją. Vienu metu aš, kai net, ypač man kažkaip rezonavo, tai aš vos ne visiems klientam, kas dirba, ypatingai developeriai, ypač su development teamais, kur, pavyzdžiui, koks nors senior developeris tapęs ten kokį team leadų, ir dabar ten susėmęs už galvos maždaug, what the fuck, kas čia vyksta. Nespranta, kaip čia gyvenimas pasikeitė. Kaip pasikeitė gyvenimas ir aš sakau, žiūrėk, yra tokia esė, jinai 2009 berods metų, bet nekreip dėmesio, jinai vis dar labai, labai, labai relevant yra. Tai aš tikrai, super relatinu, aš kaip čia dabar Andrew Hubermaną visiems iš eilės rekomenduoju, kairį dešinę klientam. Nesvarbu, apie vadovavimą kalbam, bet įpluginu minutę. Sakau, bet reikia cold plunges daryti. Su cold plunges aš vieną žiauriai gerą sugirdėjęs, kur sako, kai kurie žmonės ten cold plungina, ten žiauriai sportuoja, ten, raudona šviesa ir visa kita tam, kad tos pačius emailus geriau atsakinėtų, maždaug chill, tai va. Chill, galima, ir kitaip. Bet kuriuo atveju, Tomai, labai tau ačiū už pokalbį. Aš tikrai ateinančiam metam, nes mes turim tokią metų pabaigą, atsisėdę gruodžio pabaigoje. Tai rekomenduoju, taip čia linkiu išmokti tais mažais taskais tvarkytis ir to pačiu išlaikyti tą, kaip pačioje pradžioje minėjom, ir aš prisiminiau tą exact quote, man atrodo, čia Gary Vaynerchuk irgi yra šitą pasakęs, kad reikia macro patience and micro speed, tai taip. To ir palinkėsim. Ačiū labai, ačiū ir tau to linkiu su podcastu. Labai taikliai, labai.